Ir kas gyvena iš muzikos, mes galim suskaičiuoti ant vienos rankos piršto. Kodėl? Bet mes niekaip negalim užmiršti tos antros profesijos. Kągi mes veikiam? Aš iš karto norėčiau pareikšti užuojautą tiems žmonėms, kurie šiandien atvažiavo su Volkswagen Šaran. Nuoširdį užuojautą. Girdėjot, ar ne? Taip. Mūsų tarpe yra pareigūnų, tiksliau vienas pareigūnas, ir aš pasakysiu taip. Yra blogas lietuvis tas, kuris nenori tapti generolu. Jisai turi generolo antpečius, aš mačiau asmeniškai. Ar turi generolo antpečius jisai? Parodykit generolo antpečius. Ir nuotrauką turi su generolo antpečiais. Bent aš mačiau majorą, atrodo, kapitono postą. Laimi, gal ateik čia? Ateikčiau, mes paplojam Laimiai. Mes jūs išventinam ir generolus. Адъютант его превосходительство. Nevydės labai. Tik du žodžiai, o kiek joje tiesos ir kiek daug stiprybės. Mėlėjai, negana to, mes savo tarpe turim žmonių, kurie eis toli, labai toli, galbūt netgi į Briuselį. Mes jų nekenčiam, mes juos spjaudom, mes juos keikiam, bet be jų mums būtų labai blogai. Ir aš norėčiau pakviesti Vaidą Vaivorą. Prašau. Paplojam. Deputat! Aš noriu jums pristatyti būsimą europarlamentarą! Paplojam! Aš tik biškį norėčiau paploti. Štai, papa, stovėt ramiai. Galit praeit pro salę. Praeikit biškį. Taip. Vaida, gal porą žodžių. Už Lietuvą vyrai. Už Lietuvą vyrai! Yeah! Taip, gabėjo. Aš dar kartą sakau, man užuojautą tiems, kas atvažiavo su Volkswagen Šaran. Bet ačiū Dievui, mes jūs išgelbėjom, nes ten stovi špyžius, atvarytas specialiai, kad Darius galėtų... Ir šitą išardyti. Taigi, geriausias pasaulio autoserviso meistras, paplojam Daliui! Paplojam Daliui! Ir štai, kad nereik bandyt Šaranų, mes jau įsitikėm auksinius pumakrai! Aš manau, jisai pasidalins porą žodžių. Kaip supratau, čia dar 3 baliuose sudalyvausi, gausiu dar 3, taip? Tada susirinksiu visą variklį. O, tai 8, tai gerai, kad ne 12. Ačiū. Gal atsiprašau,